Hello, this is Culture Lesson National Parks. Ši tema yra apie kultūrinės dalykus, skirtingas šalis ir tema yra nacionaliniai parkai. You're going to learn about Canadian culture and sites. Can talk and write about national parks in your country. Can recognize different Canadian animals. Galėsite atpažinti skirtingus kanadietiškus gyvūnus, jų populiaciją, widen cultural and geographical knowledge. Taip pat praplėsite savo kultūrinės ir geografinės žinias. Students book 107 page and students book 115 is vocabulary practice for you as homework set. I can write about national parks in my country. Ši temos užduotis tokia arba tikslas yra išmokti parašyti apie savo šalies nacionalinį parką. So first task is listening. Look at the photos up here and answer the questions about national parks. Where is the national park? What other animals do you think live in the park? Kokie dar gyvūnai galėtų gyventi nacionaliniuose parkuose? Elk. Elk reiškiantis žodis yra briedis. Šiuo atveju mes matome fotografijoje tikrai ne briedį, bet jis gali būti ir elnias tam tikro tipo. Wolf, vilkas, and grizzly bear, grizzlis, lokys. So great outdoors. Outdoors tai yra laukinis gyvenimas, like in wildlife as well. Where can you see wild bears and elks in the natural environment? Natural environment, natūrali aplinka. If you don't understand some words which are really necessary to understand the text, jeigu žodžių, kurių nežinote, tie žodžiai yra svarbus, kad suvoktumėte tekstą, šiuos žodžius išsirašykite ir išmokite. Jei nežinomas žodis jums netrukdo suvokti teksto esmės, jo mokytis nebūtina, nebent jūs tai pageidautumėte daryti. So, read the text, check on your answers, do the answering of the exercise 3 questions, read the text again, and answer the questions in exercise 2, and write about national park in your country. You can write about any national park, pay attention at the requirements, atkreipkite dėmesį į reikalavimus, write a description of a park, and use the help of the text up here and the questions in exercise 2 and 3. So pay attention also at the words. Atkreipkite dėmesį į išimtinius tokius daugiskaitos variantus žodžiuose elk, deer, fish, sheep ir taip toliau. Etc. reiškia taip toliau ir panašiai. Šie žodžiai neturi daugiskaitoje s galūnės. Pavyzdžiui, 5 deer, 10 fish, 2 sheep. Neturime s galūnės. Tai yra netaisyklinga daugiskaita ir tai reikėtų įsidėmėti. So, wish you luck in working and see you next lesson.